89 sausis. Lietuvos sporto klubo Makabi atkuriamojo suvažiavimo dalyvio pažymėjimas. Sunki diena buvo labai. Aš atsimenu tą nuotrauką Flygelio, kurią jis padarė jau po visko. Tai mano veide tas 7 valandas ir visas pasirašymasis periodas labai gerai matėsi. Aš galvoju, kad visgi tai buvo didžiausia dalimi bandymas atstatyti savo kažkokį tai tautinį identitetą, kad mes esame žydai, kad mes pragyvename labai ilgai šitam krašte, kad tai mūsų tėvynė ir ne antra, o pirma mūsų tėvynė, mes svajojame apie kitą, bet mes esame įaugę. Ir tai tiesiog dar vienas taškas buvo, kad mes žydai ir mes norime turėti kažkokią tai tokią, nežiūrint, kiek mažai mūsų beliko ir kiek liko gyvų ir vietinių, norime turėti tokius taškus, kurie mus sieja su mūsų tėvų ir senelių praeitimi. Ir ta mintis, kad, sakykime, tarpukariu buvo be galo daug žydiškų organizacijų, kurios aktyviai dalyvavo ir kontaktavo Lietuvos visuomeninėje, finansinėje, ūkinėje veikloje, tame tarpe ir sportinėje veikloje. Visų pirma, labai daug žydų vienoje vietoje. Ir kad aš žinojau, kad jie yra visi žydai. Niekas nesislėpia, visi sako, tą ką galvoja, taip. Buvo, man atrodo, kiek aš prisimenu, labai geras oras, nors čia žiema, saulė švietė. Хошеве хаверим хавертес, мили дорогой, уважаемые собрания, мы с вами сегодня станем свидетелями весьма примечательного, я бы даже сказал, исторического события. На наших глазах свершится маленькое чудо, а ведь мы прагматики и реалисты, маловеры и скептики, давно разучились верить в чудо. Маленькое чудо, которому сегодня суждено свершиться, выражено в одном коротком, древнем и горделивом слове «Макаби», слове, имеющем не только и не столько спортивный, сколько и, может быть, прежде всего, сокровенный, основополагающий смысл. На пригласительном билете, который я, как и большинство из вас, получил, на бело-голубом фоне нарисованы 2 бегуна. Если вы хорошо вглядитесь в пригласительный билет, то, наверное, заметите, что эти бегуны бегут справа налево. Там бегут наши древнееврейские буквы. Я смотрю на бегущих и думаю, какое это счастье, что они не стоят на месте, а бегут. Они бегут от забвения к памяти, из мрака унижений к свету, к тому, что испокон веков зовется честью и достоинством. Они бегут навстречу новому дню, бегут в единственно правильном направлении, от рабства, от страха, от чувства неполноценности к свободе. Dar noriu pasakyti, kad buvo labai gera aplinka Lietuvoje tuo metu. Buvo tikrai žmonės mylėjo viens kitą, ne tik sąjūdis. Sąjūdis, žinoma, buvo viso šito, sakykime taip, kaip galva, bet visi žmonės jautė tą pasikeitimų vėją ir visi norėjo viens kitam padėti. Ir ta lietuviška aplinka, kurioje mes visi gyvename, labai mums pritarė ir palaikė. Ir tik taip, kai 88 metais atsikūrė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, mes ir praėjom tą kelią ir irgi atsikūrė. Ar atkurdami Lietuvos Makabi, вы galėjote įsivaizduoti, kad jau po pusmečio Lietuvos delegacija dalyvaus Makabijadoje, Izraelyje? Tikrai ne. Net tikrai tada mes net... Čia kosmosas. Čia net minties tokios nebuvo. Paskui tik tai kažkur tai po kelių mėnesių tada atsirado tas pasiūlymas dalyvauti tose žaidynėse, kas irgi mums atrodė visiškai iš kažkokios fantastinio filmo. Tas mūsų išvažiavimas buvo labai sudėtingas. Jūs įsivaizduojat, pavasaris 89 sąjūdis, vyksta, taip sakant, visas tos priemonės ir mes staiga pradedam tą paruošiamąjį darbą ir tengi reikėjo gauti vizas, nes tada Tarybų Sąjungai buvo, reikėjo bilietus gauti, reikėjo žinoti, kokį flangą ateiti, sąjūdinį flangą, žinoma, nes kitur mus niekas ir nepriimtų.
Kito kelio nebuvo, mes užsisakėm bilietus per Aeroflotą ir staiga likus 2-3 savaitėm iki išvažiavimo mums Aeroflotas pranešė, kad mūsų bilietai panaikinami. Tai iškia su didžiulė tokiu nerimu ir baime paskambinom Mišeliui Griūnui, Europos konfederacijos pirmininkui. Jis pasakė, kad mes jums suorganizuojam bilietus Varšuva, Tel Avivas, Varšuva, bet ar jūs sugebėsit iki Varšuvos dabar? במכבייה הקודמת הלכו על המסלול עם שלטים ועליהם תמונות של אסירי ציון בברית המועצות. תא, אני שייך. שלום עליכם, עלינו שלום עליכם, עלינו שלום, שלום, שלום. Любимый кадр. הפעם ישבו אסירי ציון לשעבר ביציעים. Čia mes atskridom. הפעם ישבו אסירי ציון לשעבר ביציעים, ועל הדשא יצעדו ספורטאים יהודים מברית המועצות. Va čia eina toriai, žinokit, va tarp šitų. O tas senukas pirmas toriai. Dešinys? Jo. סגן נשיא הכבוד של מכבי העולמי, יחד איתו עורך דין טורי, חבר Čia Makabi veteran. Tori Golub. Mes žinom vieną, kad jis buvo aktyvus tarpukario Makabi judėjimo dalyvis ir kad jis 1935 metais nešė Lietuvos Makabi vėliavą antroje pasaulinėje Makabiadoje. רחל וייסברג, ותיקת מכבי יאסי, ראש היחידה של... Golub Tori. Abraham Tori. Golub tai pavardė, kurią jis gyveno Lietuvoje. Išgelbėjo kunigas Paukštis, kuris jam sakė, kad mes abu paukščiai, mes turime viens kitam padėti. O tas senukas pirmas Tori. Dešinys? Jo. Ne, meluoju. Čia jisai mums tas tavo žurnalas pasirašė. Avram Tori Golub parengė ir savo lėšomis išleido Švyturį, leidinį skirtą litvakų paveldui ir Lietuvos Makabi dalyvavimui 89-ųjų Makabiadoje. O siaubas. Ko siaubas? Aš dar nusišnekėsiu ten. מיד. באמצע יש לנו מתורגמנית ואימאיה יבלונובסקי מכפר המכבייה, ואני רוצה להציג בצד ימין את אלה פווינסקינה שהיא שחיינית. Я буду плавать брасом 100 метров. И ты надеешься выиграть? Конечно. Бывадай. Если это весна в отношениях между Руси и Израиль, и ваш визит – это лето, расцвет этих отношений? Ну, я думаю, что вообще я бесконечно счастлив, что совершилось чудо, и мы сегодня прибыла делегация из Макаби Литвы участвовать на 13-й Makabijadėje. Lietuvos Makabi pasiuntiniai 89-ųjų Makabiados atidarime iškėlė ir Lietuvos trispalvę. Tai buvo pirmasis jos pasirodymas pokario Tarptautinio olimpinio komiteto pripažintose varžybose. Atidarimas Makabijados, atidarimo tas paradas ir jūs išeinat su 2 vėliavom, ar ne? 3 vėliavom mes išėjom. Lietuvos Makabi. Tarybų sąjungos, nes 89 metai ir Makabi buvo pasiūta didžiulė vėliava, mūsų Makabi vėliava. Mes labai teisingai padarėm, mes su organizaciniu komitetu, mes iš anksto suderinom sąlygas, kokio mes dalyvausim šitoje, kad pas mus bus 2 vėliavos, bet per generalinę repeticiją staiga išaiškėjo, kad mūsų tas susitarimas yra toks ne visai, nes buvo lentelė, kurioje turėjo būti užrašyta Lietuva ir Tarybų sąjunga, jinai buvo užrašyta Tarybų sąjunga didžiuliam raidėm, o Lietuva mažytė. Tada, kai mes įžengėm, per generalinę repeticiją, išaiškėjo, kad tuo momentu, kai Lietuvos delegacija, ten buvo, ėjo po mergaitę su vėliava, staiga pranešimas eina, kad į stadioną įžengė Tarybų sąjungos delegacija.
trečią dieną nuvykau 8 valandą pas organizacinio komiteto pirmininką Jerą Zinsveigą. Ir paskau, kad mes, jeigu nevykdomos mūsų sutartos sąlygos, mes negalim dalyvauti. Jis turėjo pasitarimą su labai atsakingais Izraelio žmonėmis, ir po to jis mane pasikvietė už kokios geros valandos ir pasakė, kad taip, bus lentelė, bus įžengę Lietuvos Makabi Lytą, jie pasakė, bet muzikos jie negali pakeisti, nes tais laikais buvo juostelė, jau buvo įrašyta ir ją pakeisti buvo jau. Delegacijos eidavo vieną po kitos, į paradą. Išėta vieni, kiti, treti. Ir tada jie mus, kai mes turėjome įžengti, jie mus sustabdė, tiesiog tie, kurie įleidinėjo į stadioną, jie sustabdė ir mes stovėjom. לא משלחת ענקית מאיטליה, אבל די מגוונת. Ir jie sulaukė, kol paskutinė delegacija praeis pro centrinę tribūną ir tik tada mus įleido. והנה המשלחת הקטנה שמחממת את ליבות כולם. Va, čia mes. משלחתה של ליטא מברית המועצות, מכבי ליטא. מכבי ליטא, אבל tai dėl ko. המשלחת שמייצגת את הרפובליקה הליטאית. Ir tada, reiškia, įvyko tai, ko niekad neužmiršiu, reiškia, visas stadionas, kai paskelbė, kad mes, visas stadionas pakilo, bėga žurnalistai, bėga, reiškia, baisus judėjimas ir va tada mes va tokioje atmosferoje mes įžengėm į tą stadioną. Va mūsų ta vėliava, reiškia, kurį paskui. בפעם הראשונה מגיעים אלינו ספורטאים מברית המועצות. Nu, lietuviški tautiniai drabužiai. Ten aš eidau. הם מבקשים להקפיד ולקרוא להם אנשי מכבי ליטא. ואנחנו נעשה כך. Prezidentas ir vyriausybės nariai ir visi Makabi lyderiai, reiškia, visi irgi atsistoja, reiškia, mus sveikino, kad mes dalyvaujam tuose Makabi žaidynėse, reiškia, šalis, anksčiau niekad nebuvo iš tos šalies jokių atstovų. Čia galima pasakyti turbūt tokį dalyką, kad kada prasidėjo XIX amžiaus pabaigoje Haskalos judėjimas, tai yra žydai pradėjo daugiau vesti švietėjišką gyvenimo būdą ir atsiskyrė daug maž jaunimas, pirmas atsiskyrė nuo savo religinių šaknų. Ir tas sportas buvo vienas iš jų pasireiškimo būdų tame visuomenėje ir, kaip sakant, ir savęs realizavimą. Ir todėl tam judėjime buvo labai žinoma, religingos nei merginos, nei vaikinai negalėjo pagal tradicijas dalyvauti sportinėme judėjime. Dėl to Makabi judėjimas buvo tam tikras pažangus dalykas tarpukario laikais ir prieškario laikais. Sporto klubas Makabi įsikūrė 1916 Vilniuje. Tarpukario Lietuvoje Makabi gyvavo nuo 1920-ųjų. 1926-aisiais Lietuvoje jau veikia 83 klubo skyriai, vienyje 4000 narių. Klubas leido dvisavaitinį laikraštį Makabi, futbolas, boksas, stalo tenisas, dviračiai buvo mėgstamiausios tarpukario Lietuvos Makabi sporto šakos. Jų atstovai nekartą gynė Lietuvos garbę tarptautinėse arenose. Plačiai buvo žinomi Makabi futbolininkai Livšicas, Abramavičius, Švarcas, Buršteinas. Lietuvos bokso čempionais tapo broliai Vaineriai, Gurvičius, Jolkas, Birgeris. Tarp dviratininkų garsėjo 1924 bei 1928 olimpinių žaidynių dalyvis Anolikas
ir 1928 olimpiados dalyvis Mūrnikas. Tarp šachmatininkų Vistaneckis, Machtas. Pirmosiuose Makabi žaidynėse 1932 metais dalyvavo ir Lietuvos Makabi. Lietuvos Makabi sportininkai dalyvavo ir antrojoje 1935 Makabijadoje. Makabi veikla buvo iš tikrųjų išvystyta, nes pagrindinis Makabi tikslas buvo ruošti jaunimą ir fiziškai, ir dvasiškai, tam, kad migruotų į Palestiną ir padėtų sukurti kuriamą naują žydų valstybę. Aštuoniasdešimtųjų Makabijados kovos. Lietuvos makabietis imtynininkas Grigorijus Kažiner iškovojo sidabro medalį. O Lietuvos šachmatų didmeistris Eduardas Rozentalis bronzą. Sėkmingai pasirodė mažojo futbolo rinktinė. Gražiai debiutavo plaukikė Ela Pavinskienė. Jau kitoje 93 Makabijadoje bronzos medalį laimėjo imtynininkas treneris Eduardas Feinšteinas. 90-aisiais Makabi futbolo komanda tapo Vilniaus čempione. Makabi mini futbolo komanda dukart iškovojo aukso medalius 95 metais Olandijoje ir 2011 Vienoje ir 3 kartus pelnė sidabro medalius 99 Škotijoje, 2003 Belgijoje ir 2007 Italijoje. Romoje vykusios Europos Makabi žaidynės buvo itin sėkmingos. Badmintoninkai Alanas Plavinas ir Artūras Sobolis iškovojo aukso, sidabro ir bronzos medalius. Vėliau, 2011-aisiais, Alanas Plavinas vėl puikiai rungtyniavo badmintono turnyre ir iš Europos Makabi žaidynių Vienoje parsivežė 2 aukso medalius. 2013 metų Makabijadoje Alanas Plavinas iškovojo dar vieną sidabro medalį. Buvote drąsus, esate drąsus, išlikite tvirti. Mes rėmėme, remiame ir remsime puikų jūsų sportinį judėjimą.